Nu, Hebra F10 vėl turim šiandieną, tai nemažai darbų padaryta, daug kas klausia mūsų paslaugom garantinį. Ar suteikėt garantinį savo darbams? Tai greit aprodau, papirgalių jokių neberašom, nebeduodam. Tai visus garantinius jūs gaunat 12 mėnesių arba 24 mėnesiai. Garantinius jūs galite stebėti mūsų tinklalapyje klientų aptarnavimas, garantinis aptarnavimas. Užėjus čianai, jums reikės įsivesti valstybinį numerį ir telefono numerį. Ir jūs galėsit stebėti, kai kada garantinis jums galioja. Tai va, kokie darbai atlikti, tai vėlgi šituose duryse tekėjo vanduo į vidų į saloną, perklijavom tas membranas, išdžiovinom, atsikratėm pelėsio ir praklijavom papildomai guma tas panelės, kur jau visai nupuvusios, nieko iš jų nebeliko, tai bent kad kažkiek jos sukietėtų ir ateityje, jeigu nedaug dievė po, nežinau, 3, 4, 5 metų vėl kažkas ten netyčia teks, tai kad tiesiog nepūtų tą panelę toliau. Tai va, čia kai visada viskas standartiškai, to išjungsiu šviesą aprodysiu, tai padarytas salono apšvietimas, štai taip apsišviečia pas mus juosta, rankena ir kišenė. Viskas veikia pas mus nuo rakto, atidarius ir uždarius mašiną, centrinė konsolė, nieko naujo. Va, statome automatą, pasiėmam rakčiuką, kur mūsų raktas ir bandom pasižiūrėti. Uždarius mašiną, atidarius mašiną. Nes nepasitinka. O nepasitinka dėl to feilas. Filmavimo feilas. Taip, tai nepasitinka vien dėl to, nes jau išsikrauna akumas. Kada silpnas akumas, BMW'as tiesiog blokuoja kelis blokus, kad sutaupyti energijos mašinos pasikūrimui. Tai tiek to. Pademonstruosiu kitą kartą, kaip tai veikia nuo rakto. Tai viskas tas pats, tiesiog atidarius nuo rakčiuko mašiną, iš karto pasisveikina ir įsijungia apšvietimą. Tai va, štai tokie darbai. Durys perklijuot, kam įdomu, kas nori 40 eurų vienos durys. Gali tai pasidaryti ir patys. Viską, ką jums reikia padaryti, tai arba depo, arba seniuose užsakyti, nežinau, silikono, klijų, chlorkės, nuvalyti pelėsį, išdžiovinti, aišku, viską reikia, tai, darbo yra keliom valandom. Jeigu nenori, tai galite pasidaryti tą dalyką pas mus. Kam įdomu,